Organizacijos SOPA klientas Marius į įmonę Jara Lietuva atvyko per darbo šešėliavimo iniciatyvą Duodei susipažinti su aptarnavimo specialisto profesija. Prieš 10 valandą ryto Marių pasitiko jo visos dienos kolega Donatas. Susipažinę, atsigaivinę gėrimais ir apžiūrėję įmonės patalpas, kolegos pirmiausia aptarė dienos darbus. Marius ir Donatas apžvelgė Jara Lietuva gaminamo produkto AdBlue specifiką, panaudojimą, logistiką Vokietijoje. Taip pat kartu pasigilino į užsakymo užregistravimo ir pristatymo klientams procesus, sistemą naudojimą pristatymo planavimui ir produktų likučiams kontroliuoti. Donatas teigia, kad su Duodei iniciatyvos dienos kolega Mariumi spėjo pagyventi kasdieniu įmonės ritmu. Padirbėjo prie kasdienių darbinių užduočių, bendravo su įvairių tautybių kolegomis iš įvairių departamentų. Tai įmonės darbo kultūra, bendradarbiavimas ir nepalikimas, kaip sakoma, atėjusio naujo žmogaus ant ledo. Artėjant darbo dienos pabaigai vyko dienos aptarimas, o Marius su Donatu neslėpė gerų emocijų, kurios juos lydi po turiningos partnerystės. Šitą kompaniją man paliko labai didelį įspūdį ir labai gerą. Viskas, sakyčiau, turbūt paprasčiau negu atrodė. Realiai, bendrauji kaip su pažįstamu ir viskas, tai šiaip vis tiek labai, sakyčiau, geras laikas. Marius per Duodei dieną išbandė klientų aptarnavimo specialisto pareigas įmonėje Jara Lietuva ir turėjo realią galimybę vykdyti šios darbo pozicijos užduotis. Duodei jau daugiau nei 15 metų visoje Europoje organizuojama darbo šešėliavimo iniciatyva, kai įmonės ir organizacijos kviečia žmones su negalia išbandyti naujas profesijas bei darbo roles. Atraskime vieni kitus.